Taigi sveiki visi, mes esame Vilniaus Valdorfo Žaliosios mokyklos pavasario šventėje 2026. Ojojoj. Tai kągi, eisime pasižiūrėti, kągi mes čia gero galėsime pamatyti, patirti. Ojojoj. Iš karto užėjęs pro vartus galiu pajausti kažkokio gardaus maisto kvapą. Nu kągi, eisime pasižiūrėti, kągi mes čia turime. Žmonių šiaip yra belenkiek. Susirinko visi atšvęsti pavasario. Nu tai mes čia matom labai daug dalykų, čia pavyzdžiui užkandinę matau, čia matau kažkokią pyraginę. Nu, ateikit, pasižiūrėkim, kaip čia viskas atrodo. Wow, matome visokių tortų, pyragiukų, visokių sausainiukų ir panašiai. Ten visokie gėrimai, kava ir tipo. Nu tai ką, nu tai reikės paragaut galbūt, Prie klasės piešimai ant veidų mažiesiems klasėje čia nešioti. Taigi čia bus šitoje šventėje taipogi labai daug visokių veiklų, kaip aš galiu matyti, jau čia kai kurie jaunuoliai praktikuojasi krepšinio turnyrui, arba, pavyzdžiui, bus šachmatų turnyras, kur patys intelektualiausi žmonės galės susirungti ir pasižiūrėti, kuris geriausiai žaidžia šachmatais. Nagi, o dar tenai mano akį iš karto patraukė kažkoks bokštas, kurį dabar stato žmonės. Čia, kaip aš spėju, čia galbūt reikės pabandyti užlipti ant tokių dėžių ir čia galbūt atrodo, kad yra labai lengva, bet iš tikrųjų tai yra labai nestabilu, tenai nėra, žodžiu, sunku tą balansą palaikyti. Tai galbūt nueisime, galbūt netgi pakalbėti su darbininku, kuris čia kažką dabar ruošia. Nu, dėja, bet jokio darbininko mes čia nematome, bet čia jau galiu nujausti, kad bus labai ekstremalu. Jūs pasižiūrėkite, kiek daug šalmų, kiek daug visokių apsaugų ir panašiai. Taigi po viso šito vaikščiojimo aš jau pakankamai visai išalkau, tai dabar nueisime pasižiūrėti, ką galime nusipirkti paskanauti. Sveiki, čia matau daug skanių dalykų turite. Aš paimčiau vieną kruasaną čia su kumpiu, su sūriu galbūt. Tai su kumpiu tuomet paimčiau. 2 eurai. Nu, ačiū. Nu, iš atsitiktinės krautuvėlės pasiėmiau kruasaną už 2 eurus. Paragaukim. Kol kas tik tai tešlos atsikandau, tai dar negaliu įvertinti. Nu, dabar pagaliau atkasiu ir mėsos. Šiaip tai skanus realiai. Padažiukas kažkoks jaučiasi. Toksai, Nu, kumpiukas irgi tinka. Visai čia geras dalykas. Nu, vaikai sportuoja. Dabar jie matomai žaidžia tinklinę. Tai galbūt netgi nueisime pakalbėti su kokiu vienu iš jų ir paklausinėti. Galbūt jie ruošiasi tinklinio turnyrui, kuris, manau, kad irgi turėtų vykti. Tai pasižiūrėsim mokyklos kanalą, puslapį. Deja, niekas nenorėjo duoti interviu. Nu, ką padarys, visada būna visokių dalykų gyvenime. Nu, tai kadangi aš nesu toks atletiškas, kad dalyvaučiau kažkokiuose sporto turnyruose, arba netoks protingas, kad dalyvaučiau šachmatų turnyruose, tai kas man belieka? Man tiesiog belieka valgyti, ne? Tai dabar galbūt pasimkime kažko atsigerti. Tai pasižiūrim. Tai va, čia matome, turime keletą pasirinkimų, ką galima atsigerti. Nu tai gerai, tuomet paragaučiau, įdomu pasidarė. Tai norit mojito ar limonado, nes yra net 5 rūšių dar. Limonadai, o čia toks kaip kokteiliukas, bet į tą pačią draugį. Tai gal mojito jau taip? Ateikite dar kėsti draugus. Den sruvos pagamintos tik su meile. Sruvos namai visų jau laukia. Den sruvos pagamintos tik su meile. Sruvos skanios
nuotaika gera. Sriubos, nuostabos ir muzikos yra. Nu, reklama suveikė, žinokit, sugundė mane ir aš dabar eisiu paragauti sriubos. Taigi žiūrėsim, taipogi mojito, ta prasme pasaka, atrodo, kad aš esu, kad guliu kažkur paplūdimy, prie manęs auga palmės, žodžiu, esu kažkur kokioj Ispanijoje. Grinai toks pat jausmas dabar, kai geriu šitą. Nagi, vakar man pasisekė, aš gavau tokį lapelį, ant kurio parašyta tik sriubų namuose nuo 12 iki 1 valandos aš gausiu 20% nuolaidą, jeigu ateisiu ir nusipirksiu jų kažkokią sriubą. Taigi dabar aš tą ir padarysiu, nes 20%, come on, čia labai geras. Oho, kokie čia muzikos garsai mano ausį siekia. Nu, klausykit, čia rimti reikalai, rimtas restoranas. Nu, taip, pabandom prisėst. Taip, matau, čia turiu meniu. Nu, manau, kad bus sunku išsirinkti. Turime skystas auksas, vadinasi sriuba, šiaip labai kūrybiškas pavadinimas. O rožinė nuodėmė. Įdomesnis biškiai pavadinimas. Žaliosios pievos. Oho, bet tai čia kokie iš tikro geri pavadinimai. Rauginta pasaka. Wow, pelenės karieta. Nu, pažiūrim. Nu, manau, kad pasirinksiu sriubą pavadinimo pelenės karieta. Tai čia yra moliūgų sriuba. Tiesiog moliūgų sriuba su visokiais priedais. Taip, išsirinkome. Aš paimčiau pelenės karietą su 20% akcija. Aišku. Prašau, įrodymas. Rauginta pasaka nuėjo. Nu, atkeliavo mūsų sriubytė. Moliūgų. Aš tikiu, kad čia yra moliūgų sriuba. Bent jau taip atrodo ir bent jau taip parašyta. Pelenės karieta. Čia įeina moliūgai, sultinys, kokosų pienas parašyta. Ir daržovės tokios kaip morkos ir paprikos ir pomidorai. Nu, nieko nelaukdami, galima paragauti. Na, čia tokie. Tokie prieskoniai kažkokie, šiaip labai gera, šiaip toks jaučias, vos gal tokio kažkokio indiško vaibo, žinot, tokie vat prieskoniai, arba meksikietiški, tokie vos aštrus, šiaip žiauriai skani. Tipo proporcijos visiškai tobulai atitaikytos. Nežinau, druskos, vat, šiaip tai man paprastai reikia druskos į maistą įsidėti papildomai. Bet šį kartą aš jau, nežinau. Aš nežinau, ar čia taip turėtų būti ar neturėtų būti, bet kažkodėl man prie sriubos neatnešė jokios duonos. Aš matau, kad čia aplinkiniai žmonės duonos kažkokios lyg ir turi. Tai vat klausimas, galbūt mane biški apskemino. Duona prie sriubos neįeina. Ačiū. O, nu tai vis dėlto duonos atnešė. Nu, gal vos pavėluotai, bet nieko tokio. Svarbu yra, kad maistas yra geros kokybės. Teisingai. Bus 4 eurai. Prašau. Ačiū Jums. Nu ką, einam iš čia. Nu, nežinau, kur mes dabar nueisime, bet eisime toliau apsižiūrėti. Galbūt kokią veiklą, kažką nuveikti, nes, gana jau čia valgyti. Nu, ėjau, klaidžiau ir priėjau tokį įdomų dalyką, čia parašyta, čia gimsta menas ir kaip matome čia, gal paskaitykime pradžioje, kas čia parašyta, prisiliesk prie šio paveikslo ir jame palik dalelę savęs, piešk, rašyk bei kurk laisvai, kiekviena linija tampa bendro kūrinio dalimi. Čia pasirodo yra tiesiog grinai popieriaus lapas pakabintas, ant kurio bet kas gali bet ką piešti.
ir galbūt man reikėtų palikti savo žymę vis dėlto. Tai dabar mums reikia pagalvoti, ką aš čia galėčiau nupiešti. Pasiėmiau markerį. Ir davai nupieškime kažką fainą. Laivą. Nu va, štai plaukia mūsų jūreivis saulėlydžio, kaip sakant, kelyje. Nu, tai kągi, aš įsiamžinau į šį plakatą ir įdėjau dalelę savęs į jį. Nu, dar viena sporto veikla, čia galima prabėgti orientacinę trasą. Wow. Paimkime interviu iš vieno darbuotojo. Taigi, pasakykite savo vardą, prašau, ir kurioje klasėje mokinatės. Aš esu Dovaldas iš 10 klasės. Kaip sugalvojate daryti tokią veiklą organizuoti? Aš viską pats sugalvojau. Kol kas ar pavyks, ar žmonių randat, kas nori pasimesti miške? Jo, šiaip, jeigu norit, jūs galite jau būti 4, kurie išėjo į trasą. Šiaip labai faina trasa, pats prasibėgau ten. Sakykit, ar ta trasa sunki, nes, pavyzdžiui, nu, jeigu aš, tarkim, sugalvočiau prabėgti, ne, tai ar man būtų tenai baisiai sunku, ar aš ten išgyvenčiau daug maž? Nu, tik tai 7 punktai yra ir ką čia labai netoli visi punktai, bet tau vis tiek nežinau, ar pavyktų. Supratau. Labai fainai. Nu kągi, linkime jums, kaip sakant, sėkmės. Čia saldainiai, aišku, yra mokami, ar čia jie nemokami? Tiems, kurie praeina trasą ir mums dar, kurie prižiūri. Supratau. Nagi, paėmėm interviu iš vieno darbuotojo. Tai va, paukštelis pakuždėjo, kad yra meno darbų paroda ir mes dabar būtent į ją einame pasižiūrėti, įvertinti, nevertinsim meno, nes come on, kas vertina meną, tipo, bet nueisime pasižiūrėti ir pamatysime, ar tenai yra gerų meno kūrinių. Nu, atvykome į meno darbų parodą. Čia sako, nusiauti batus. Nu, taigi, nu ką jau padarys? Reikia taisyklių laikytis. Iš karto pamačiau kažkokį nuostabų medį. Wow, kiek daug paukščių. Čia gaidys? Čia, nu, labai įdomu, labai meniška. Šiaip labai kūrybiškai padarė čia, kad sujungė tokius, kad visus piešinius sujungė į tokį vieną. Čia geras. Nu, pasižiūrėkite. Rimti darbai. Galbūt ypatingai kol kas išsišoka ir man labiausiai patinka šitas darbas. Jis turi tokį labai, kažkokį. Nagi, o čia matome 10 klasės darbus. Tarp šitų darbų yra ir mano, ir operatoriaus Juozapo darbai. Jūs galite komentaruose spėti ir rašyti, kuriuos darbus galvojate, kad nupiešėme mes. Čia matome keletą darbų, kurie buvo nupiešti su akvarele. Pasižiūrėkime, čia gėlės kažkokios, kurių aš nežinau pavadinimą. Čia matome taipogi 10 darbo. Tikrai neprastai. Nu, o šitas darbas tikriausiai buvo toks įspūdingas, kad jis netgi pateko į kalendorių kaip iliustracija. Čia 12 darbas. 12-kiais. Nu, o čia jau tokie visiškai surrealistiniai darbai. Pavyzdžiui, kaip šitas, man jis labai patinka. Arba toks darbas kaip šitas, jis irgi labai kietai. Atrodo, kad aš esu kokioj kitoj planetoj. Ir
tokį vaizdą matau. Nu, praeikime. Oho. Šiaip kartais mane žmonės labai nustebina su tokiais gebėjimais piešimo, kai pagalvoju, ane. Tai ką, eisim kažkur toliau, kažką pasižiūrėti. Menas nesibaigia, atėjome prie dar vieno pardavėjo, kuris pardavinėja kažką. Tai galbūt nueisim ir paklausime. Sveiki, norėtumėm jūsų paklausti keletus klausimų. Tai ką jūs čia pardavinėjate, papasakokite. Aš, žinokit, nepardavinėjau. Aš čia esu, kadangi mes kartu bandom Jodinėnų mokyklą truputį atgaivinti. Ir va, vieno iš mūsų kolegų brolis, kuris tapytojas Panevėžyje, parduoda savo paveikslus ir mes iš tų pinigų irgi skirsim pinigų tam, kad atstatyti Jodinėnus, dabar betonuoja. O čia yra moteris iš Ukrainos, jinai Ukrainoje daro tokius paveikslius, figūrėlius ir mums atsiunčia, mes pardavinėjom jas. Tai va, ir galima tiesiog paremti. Tai va, šiaip tai mes bendraujam čia pagrindinės su visais. Šiaip labai faina girdėti, kad tuos pinigus uždirbtos kažkam kaip su geru tikslu. Vat, labai teisingai, labai palaikau tokias idėjas. Žinokit, iš karto kitas jausmas, kai tu stovi čia prie kistelį, nes tu kažkaip nepardavinėjai tam, kad kažką įsigyti, kažkokį gėrio, padaryti gėrio kažkokį. Tai yra labai geras dalykas. Nu, labai įdomu, čia labai įdomus menas iš tiesų yra. Čia matome yra kažkokios dirbtuvės ir man iš tikrųjų pasidarė įdomu, ką jie čia daro. Čia kažkokie skautai, matau, čia viskas yra labai rimta. Ir pastebėjome šitą jūsų veiklą ir būtų labai įdomu sužinoti, ką jūs čia būtent veikiat ir panašiai. Šis kampelis vadinasi medžio darbai. Nu ir iš įvairiausių rūšių medienos. Čia yra ten šakos, pagaliai, kažkokios kaladėlės, žievės turim ir su skirtingais įrankiais darom, ką norisi, į ką mums pasiūlys mūsų fantazija. Nes ten merginos daro šaukštus skautavimui, kažkas daro mentelę, galima išskaptinėti raštus ant pagaliuko. Turėjau galvoj, kad iš žievės galima daryti katamaranus arba kažkokius laivus. Tai tik ką sugalvosim, čia galima kreiptis, rasim tinkamų įrankių, parodysim, kaip galima įgyvendinti ir taip, viskas vyksta. Labai faina, kad taip kūrybinės laisvės duodat žmonėms, kad jie gali tiesiog drožinėti, kurti, ką tik tai nori, kaip čia pasakius. Tai šiaip labai faina, kad vykdote tokias veiklas ir tokiose šventėse, kad dalyvaujat. Faina, kad yra tokia šventė. Čia jūs gal, sakykit, jūs gal esat koksai, profesionalas, koksai medžio gal koksai staklius. Mėgėjas, diletantas, tai tiesiog kartais imi, darai ir kažkas išeina. Geras. Tai va, mes dabar sugrįžome į tą vietą, kur video pradžioje galbūt atsimenate, mes buvome atėję ir tenai nebuvo nei vieno žmogaus, kurio mes galėtumėm kažko paklausinėti ar panašiai, o dabar pasižiūrėkite, tenai yra krūva žmonių. Tai ir dabar būtų tikrai iš tiesų įdomu nueiti ir paklausinėti. Tai galbūt pabandysim interviu paimti čia. Sveiki, čia jūs galbūt dabar esat užimtas labai, bet galbūt biškį pakalbėtumėt į mikrofoną. Labiau užimtas negu aš. Mes čia darome tokį reportažą, norėtumėm galbūt iš jūsų interviu paimti keletas klausimų, paklausti. Tai... Jeigu ne per daug privatus klausimai.
Tai galbūt iš pradžių papasakokit, ką jūs čia iš viso darot, kas jūs toks esat ir vos ne apie savo šitą veiklą. Esu mokytojas, Seimantas. Čia yra alpinizmo užduotis, labai klasikinė alpinizmo užduotis. Tai yra dėžės, taros dėžės, butelių dėžės, ant kurių yra lipama į viršų. Tai pirmiausia, pasidedama viena dėžė, susibalansuojama, pafilmuok čia, arčiau prie zoomo nėra, matau. Va. Pirma, reikia susirasti balansą. Nu, kaip gyvenime. Geras balansas, geras pagrindas yra esmė. Susirandi gerą pagrindą, ten kapstaisi, žiūri, kur čia kaip geriau dėsi, gušiuką dėdėsi, matuojasi. Ir kai jau viską įsimatuoji, dedi antrą dėžę, tada trečią, ketvirtą, penktą. Ir va tai va yra lipama. Pirma dėžė, pasidedama štai taip, antra dėžė, kažkas paduoda trečią, ketvirtą, penktą, šeštą ir va taip pilama į viršų. Ir paskui reikia ant jų atsistoti, ištiesti rankas į šonus ir pasakyti, aš esu geriausias. Ar kažkas buvo taip šiandien padaręs? Buvo, vienas. Va čia yra rezultatų lentelė, tenais yra nojus, kur parašyta 14+, tai vadinasi 14 dėžių, plus įvykdyta užduotis atsistojus. Pasakė, aš esu geriausias. Oho, bet čia tikriausiai reikia labai daug patirties laipėjime. Darom taip, dedamės apraiškus ir filmuok. Aš dabar čia bandysim, aš nesitikėjau, kad man leis pasibandyti. Susiras gerą va, tokį balansuką, pažiūrėk, kad būtų tiesų, lygų, gražu. Nu, kaip ir jau dabar visai neprastai. Gerai, tai įsisek. Jo, ir tada kas nors vienas man gali padėti. Kas čia vienas? Adekvačių žmonių priimti mažą. Po vieną dėžutės. Tada pirmas 3 užsidėk. Tvarkoj. O tada po vieną. Ir galima padaryti, kad mazgelis būtų šitai pusė visą visų dėžų. Gerai? Nu gerai, tvarkoj, pabandysim. Aš nemanau, kad man čia labai gerai seks. Turi 3 bandymus. 3 bandymus. Gerai? Tvarkoj. Palaukit, kur čia tas kojas dėt? Galbūt iš karto taip. Jeigu dedi, ten ant viešos jau dėžės nepavyks. Jau nebepastatysiu, ja, tai va čia. Gerai. Kelnių neprisispausk. Aha. Eina savo. Gerai. Nuostabu. Aha, žiūrėk, mazgelis būtų taip šioj pusėje. Oi, gerai. Žiūrėk, dar yra rekordas paskui. Nu, nemanau, žinokit, aš... O, jei. Bus susinervinę, jeigu atėjo toks random filmuotojas ir sumušė rekordą ir prizvai. Ojojoj. Nu, jo. Pasakyk, ką nors. Nu, nežinau, praradau balansą, atbulas, pradėjau kristi ir jau pagalvojau, kad jau, nu, atėjo man laikas, kaip sakant. Nu, taigi jau atėjo laikas mūsų šitam video reportažui eiti į pabaigą. Ir iš tikrųjų, nu, galbūt jau pamatėte ir supratote, kad šita pavasario šventė tai yra tikrai ne juokai. Mes čia turime belenkiek daug veiklų, žiauriai daug visokių skanių vietų, kur galima pavalgyti, arba visokios sriubytės, arba kokių sausainukų, arba piragiuką kokį. Nu, žinokit, čia yra pasaka. Ir kai dar vyksta tokie, pavyzdžiui, turnyrai, kaip ten krepšinio arba šachmatų turnyrai, sporto, kai yra daug veiklų, kai galima fainai pasibūti su šeima arba draugais, arba kad ir vienam tiesiog, nu, tai žinokit, čia yra privaloma bent vieną kartą gyvenime į Vilniaus Aldorfo Žaliosios mokyklos pavasario šventę atvažiuoti ir galbūt, nu jo, jeigu nepavyko jums šis metais atvažiuoti ar kažką kitą, kažką, nežinau, būtinai kitais metais atvažiuokite, mes čia turime daug labai fainų dalykų ir pasimatysime kažkada.